Su jumis čia 3 kebabai ir mes rodysiu ekskursiją, kaip mes važiuojame į Vilnių. Ką žinau, kur esam, bet man atrodo, čia šitą degalinę, kai buvau kėlęs video, kad varau į Žalgirio areną. Tai jo. Ir dabar esam 3 kebabai. Irgi degaliniai. Nu, tai face revealą. Ir palaukit. Gerai, eik savo takis pasimti. Nu, face revealą. Pirmas. Sveiki. Prisistatyk. Aš esu Amantas, man yra 11 metų, aš einu į 4 klasę. Nereikėjo klasę sakyti, bet okei. Aš esu Lukas Šuneckis, man yra 10 metų ir prenumeruokite Luko nuotykiai. O kada bus 11? Gruodžio mėnesį. Okei, Amandai. Nu, ateik. Biški, dar. Kaip tavo kanalas vadinasi? Mano kanalas vadinasi Kebabas. Lukai, ką? Mano kanalas vadinasi Luko nuotykiai. Jo, pafollowinkit šitus kanalus ir dar pafollowinkit, aišku, mano. Nes bus daug kontento, nu, tipo, dabar nėra tiek daug, nu, nes, tipo, neturi idėjų. Nu, tipo, daug turi idėjų, bet tiesiog nenori, nu, filmuoti tiek daug. Tai jo. Bet šis video išeis gal po kokių 3 dienų, kai bus savaitgalis, nes paskutinę savaitę mokslo. Tai jo. Mandai, interviu, ką pirkai? Pirkau Robuxų. Parodyk. 100. Ne, čia plius 100 bus. Nu. Pirkau Robuxų. Gerai. Pirkau... Už kiek, Amandai, pirkai? Už kiek pirkai? Galiu parodyti. 4 eurus. O šitas už 10. Gerai. Kiek pinigų turi? Daviau 15. Ai, ne, dabar turiu 15 matyti. Botas. Taip atrodo. Paragau ir sakyk skonį. Kaip vertini nuo 1 iki 10? Vertinu 9. Už 10. Aš tai irgi, man irgi davė. Tai aš... 7,5 iš 10. Kaune ir jau yra gide. Bet mums šiandien tikslas prie kurio vyksta įvairūs renginiai. Šį savaitgalį Vilniuje maudėsi šaltibarščiuose, Tai labai, tipo, nelabai girdi, tai čia gidė kalba. Nu, kaip vertini kelionę į Vilnių? Ilgai užtruko? Pavasarį visi Papasakok kažką. atvykę žiopso į sakuras, nes čia yra sakurų sodas. Dalykų veikiam. Jo. O vienas kebabas yra Mes galime ten kažkur. pasidžiaugti ir Jo. savo lietuviškų vyšnių, obelų Gale jisai. ar slyvų žydėjimų. Gerai, da. Nu, va, mes dabar čia esam. Tai jis, man atrodo, išys. Tai jo. Nu, jau ką tik išėjom iš to. Tai jo. Dabar eisim Katedros aikštę. Tai jo. Va. Nu, Lukai. Lukai, tu kebabas? Aš esu Kebabas. Jo? Jo. Mandai, tu kebabas? Yes. Gerai. Ui, kaip kroseris. Dabar fotkint negalės, tai davai. Nu, va, eisime Gedimino pilį, man atrodo. Tai jo. Taip iš toli, tipo, nuo žemės. Nusprendėm neiti į Gedimino pilį, dėl to, nes negalėtumėm į McDonald'ą, bet aš labiau norėčiau į tą Gedimino pilį, bet tiesiog, nu, taip nusprendėm ir dar gavom va tokius. Čia šokoladas, ne euras. Tai jo, to įvertinsi skonį. Šokoladas buvo, kiek vertini? 90. 90? Okei. Tu yra Amandas, kiek vertini šokoladą? 7. Aš 4 iš 10. Buvau tą muziejų,
tai tipo, reiškia, nėra tiek įdomu, tai tiesiog parodyti jums kažką gerą. Jo. Dabar, žiūrėk, pavargot, duoti labai Gerai, man reikia grįžti. turėti blogiau, galima matyti. Bitcoinas ir šaltibarščiai. Va dar banko kortelės. Žinau, kas čia. Pjaunoriai autobusas. Ir dar tokį pasidarėm, bet reikės susirišti. Ir dar šerbetą nusipirkau, bet jau, tipo, viską išgeriau, tai išmestų. O su uodegėle. Aš jau namuose, bet aišku, filmuoju ne tą pačią dieną, kai grįžau iš Vilniaus, nes tiesiog pamiršau, tai jo. Kelionė, tipo, gal kokie 7 iš 10, nes, tipo, nelabai buvo ką veikti. Jo, ir dar, tipo, ir kai važiuoti į Kretingą reikėjo atgal, tai, tipo, beveik visų telefoną buvo įsikrovę, bet daug kas turėjo powerbanką. Tai aš irgi turėjau, bet, įsikrovė paskui powerbankas. Ja. Ypač patiko būti su 3 draugais, kurie irgi turi vaizdo kanalą ir draugaujam ir galim sakyti, kaip yra ultra draugystė, tai mes YouTube draugystę su jais pasidarė, tai viena yra Luko nuotykiai, o kitas kebabas. Tai jo, prenumeruokite jos ir manim. Ir prašau, palaikinkite video ir tikiuosi jums labai patiko. Iki kito video. Ate.